Antroji kronikų knyga, 22 skyrius. Jeruzalės gyventojai paskelbė karaliumi jo jauniausiąjį sūnų Ahaziją, nes visus vyresniuosius išžudė būriai atėję su arabais. Taip, Judo karaliumi tapo karaliaus Jehoramo sūnus Ahazijas. Pradėdamas karaliauti, Ahazijas buvo 22 metų ir karaliavo Jeruzalėje 1 metus. Jo motina buvo vardu Atalija, Omrio duktė. Jis vaikščiojo Ahabo namų keliais, nes jo motina buvo jam patarėja piktuose darbuose. Jis darė piktą viešpaties akise, kaip Ahabo namai, nes jie, jo tėvui mirus, buvo jo patarėjais, jo paties pražūčiai. Jų patariamas, jis ėjo su Ahabo sūnumi Jehoramu, Izraelio karaliumi, kariauti prieš Sirijos karalių Hazaelį į Ramot Giliadą. Sirams sužeidus Jehoramą, jis grįžo į Jezreelį gydytis, nes buvo sužeistas kariaudamas su Sirijos karaliumi Hazaeliu. Jehoramo sūnus Ahazijas, Judo karalius, vyko į Jezreelį aplankyti sergančio Ahabo sūnaus Jehoramo. Tai buvo Dievo skirta, kad Ahazijas žūtų lankydamas Jehoramą. Jam atvykus pas Jehoramą, jie susitiko su Jehuvu, Nimšio sūnumi, kurį viešpats buvo patepęs sunaikinti Ahabo namus. Kai Jehuvas vykdė teismą Ahabo namams, jis sutiko Judo kunigaikščius ir Ahazijo brolių sūnus, tarnavusius Ahazijui, ir juos išžudė. Jis ieškojo Ahazijo ir rado jį besislapstantį Samarijoje. Jis buvo atvestas pas Jehuvą ir nužudytas. Jie palaidojo jį, sakydami, jis yra sūnus Juozapato, kuris ieškojo viešpaties visa širdimi. Ahazijo namuose nebuvo nė vieno vyro tinkamo užimti karaliaus sostą. Ahazijo motina Atalija, sužinojusi, kad jos sūnus miręs, išžudė visus Judo karališkuosius palikuonis. Bet karaliaus duktė Jehošabata slapčia paėmė Ahazijo sūnų Jehoašą iš būrio karaliaus sūnų, kurie turėjo būti nužudyti, ir paslėpė su jo aukle miegamajame. Jehošabata buvo Jehoramo duktė, kunigo Jehojados žmona, Ahazijo sesuo. Taip jis išliko gyvas. Jis buvo paslėptas Dievo namuose 6 metus. Tuo metu Atalija valdė kraštą.